Labas vakaras, bičiuliai. Po darbų užsukau į ofisą ir turiu jums tokią istoriją iš šiandien dienos. Tai, žodžiu, kaip perikupai bando išvengti atsakomybės, parduodami jums automobilį. Ir greičiausiai parduodami prastos būklės automobilį. Tai, žodžiu, ką jie padaro? Kaip yra pirkimo pardavimo sutartis regitrinė, teisingai, kurią galite bet kur susirasti internete, ją atsispausdinti, kaip pavyzdys, kai parduodate savo automobilį, užpildyti su pirkėju ir skirstytis. Tai ką jie padaro? Yra regitrinė sutartis, teisingai, bet jie ją pakoreguoja. Tai yra tam tikroj daly yra mažom raidytėm parašyta, kad už atsitikusius, kaip pavyzdys, defektus kažkokius, aš atsakomybės neprisijemu, kad reiškia, jeigu kažkokie atsitiko niuansai su automobiliu, kaip pavyzdys, nespėjote iki namų grįžti, nesugedo kažkas, variklis, dėžė ar dar kažkas, jūs jam neturite jokių absoliučiai pretenzijų ir darot, žodžiu, ką norit. Čia yra jūsų reikalas. Tai būkite atsargus, bičiuliai, iš tikrųjų, nes tokių atvejų sutinkam ne vieną ir ne 10 per savo darbo patirtį, kai bandoma būtent taip gudrauti. Kaip ir sakiau, jeigu negrįžte netgi su automobiliu iki namų, kaip pavyzdys, kažkas suges, užlinksit kažkur, jūs jam jokių pretenzijų negalite reikšti, nes ant tos sutarties esate uždėjęs parašą. Ir reiškiasi, sutinkate su viskuo, kas toj sutartyje yra parašyta. Ir tada jau čia yra jūsų problema, bičiuliai. Kad tas automobilis sugedo, kad, kaip pavyzdys, ten, nežinau, buvo kažkas varikliui daryta ant snarglių ir ne vienas toks atvejis yra. Praktiškai nėra tokios dienos, kad nesulaukčiau bent kelių žmonių laiškų, kurie būtent sako, jog nusipirkau automobilį, pravažiavau 100 km, atsitiko tas ir tas, viskas, arba net iki namų nedavažiavau, ar pravažiavau pusę 1000 km. Ir kaip pavyzdys parėjo, nežinau, variklis, grandinės trūko, diržas trūko, ar dar kažkas atsitiko. Visokių begalė tų istorijų yra pas mane messengerį. Taip kad žiūrėkit, skaitykit, ant ko pasirašot, žiūrėkit, ar sutartis yra originali regitrinė, ar yra jau kažkas pridaryta. Nes paskui tik tais turėsite didelių bėdų. Na, o jeigu turite automobilį išsirinkę, kurį norėtumėt pirkti, bet turit kažkokių dvejonių, tai rekomenduoju užsisakyti automobilio patikrą, nuvažiuosim, patikrisim tą automobilį, viską jums smulkiai surašysime, pilną ataskaitą raštu, kas tam automobiliui yra gerai, kas yra blogai, atsiųsime video medžiagą, tai yra nuotraukas, tam tikrų gedimų, tam tikrų niuansų ir, kaip sakant, viską pasižiūrėję, viską išanalizavę, matysite, reikia jums tokio automobilio, nereikia tokio automobilio, ar apsimoka tokį automobilį, kaip sakant, nusipirkti, jį tenais dasivesti iki galo, ar vis dėlto reiktų pasiieškoti kito. Tai va, bičiuliai. O jeigu neturite laiko automobilio paieškoms ir norite nusipirkti tvarkingą automobilį, galite užsakyti automobilio paiešką ir automobilį surasime už jūs. Sėdėsite savo namuose, gausite iš mūsų automobilių pasiūlymus, tie, kurie jums tiks, tuos važiuosime patikrinti ir iš 3 automobilių dažniausiai vienas būna perkamas. Taip kad nusipirksite tvarkingą automobilį ir nesuksite dėl to galvos ateityje. Ačiū už dėmesį, bičiuliai, būkite budrus, būkite atidūs ir gerų jums pirkinių.